Echoskopą įprastai naudojam diagnostikai, apžiūrai įvairių organų, pilvo ir krūtinės, tačiau echoskopą galima panaudoti ir kitais tikslais. Galima nukreipti daviklį į organą ar kažkokį tai darinį ar dar kažkokį dalyką, iš ko mums reikia paimti mėginį. Galim paimti šlapimą, durdami ploną adatą, galime paimti biopsijos mėginius, stulpelinės biopsijos, išsiųsti histologiniam tyrimui ir gauti atsakymus. Tai šis tyrimas, šis mėginio tiksliau paėmimo metodas yra labai geras tuom, kad jis yra labai mažai invazyvus. Tai reiškia, gyvūnas patiria mažai skausmo, nėra kažkokių žaizdų, nereikalinga daryti pjūvių atskirų pilve, specialios yra tam dalykui skirtos adatos, yra specialūs priedai prie echoskopo, kurie mums padeda tiksliai iš tam tikros vietos milimetrų tikslumu atlikti mėginio paėmimą. Tai yra labai patogu tiek pacientui, tiek klientui, tiek pačiam gydytojui. Metodas jis galbūt yra taikomas jau keliasdešimt metų turbūt medicininiai praktikai, tačiau tam reikalingi specialūs įgūdžiai, kad galėtum įgusti ir paimti tiksliai mėginį ir nepadarytum žalos. Tai tam reikalingi specialūs įgūdžiai, dėl to nėra taip daug asmenų atliekančių šitus tyrimus. Įgūdžių pačių paėmimo to mėginio, mokėjimo dirbti su echoskopijos aparatu, papildomų priemonių, žinoma, reikia visą laiką turėti. Echoskopas turi tam būti irgi pritaikytas. Žodžiu, įvairios smulkmenos ir sudaro tą dalyką, kad galime atlikti šį tyrimą. Jeigu mes norim paimti tik tai, pavyzdžiui, laisvą skystį iš pilvo ertmės ar iš krūtinės ląstos, ar norim paimti šlapimą, tai nėra sudėtinga procedūra. Bet jeigu reikia jau paimti mėginius iš inkstų ar kepenų, tai jau yra šiek tiek su padidinta rizika ir reikalauja daugiau tikslumo ir tų darbo valandų įgūdžio. Galima ir graužikams atlikti, šunims, katėms jokio skirtumo. Galiu vieną pavyzdį duoti. Praėjusią savaitę turėjome pacientą su inkstų pakitimais, kurie buvo matomi echoskopu ir paėmėme mėginį iš inkstų, kelis mėginukus paėmėm, gavome histologinio tyrimo rezultatus, pagal kuriuos mes galėsime paskirti pacientų gydymą. Tai nežinodami, kas vyksta tose inkstuose ir nežinodami, kas tai yra per pakitimas, mes galim padaryti klaidų, galime ne tą kryptimi keliauti. Tai tokie ir pavyzdžiai. Šlapimo paėmimas echoskopijos kontroliai su adata yra vadinamas cistocentezė, čia medicininis pavadinimas. Šis metodas veterinariniai medicinai vakarų Europoje yra auksinis standartas. Kodėl? Todėl, kad mes apeiname šlapimo takus, apeiname aplinką ir paimame mėginį steriliai, reiškia, durėme tiesiai su adatėlė į šlapimo pūslę, plona datytė, jokių pažeidimų nepadaro didelių ir mes paimame mėginį ir tas mėginys būna sterilus ir nėra pašalinių ląstelių, pašalinių medžiagų, kurios mus gali klaidinti, kada mes darom šlapimo tyrimus. Kada mes surenkame šlapimą nuo žemės arba laisvai šlapinantis gyvūnui, tas šlapimas nukeliauja per plaukus, per sakykime, lytinius takus ir taip toliau. Ir ten šlapimas susirenka ląsteles, kurios iškreipia rezultatus. Dėl to šis mėginio paėmimas yra tiksliausias. Kitas dalykas, jeigu gyvūnas pakankamai gerai kontroliuojamas ir gali pagulėti ant nugaros, tai netgi lengviau ir mažiau streso klientui, nes klientui labai dažnai būna stresas, kaip tą šlapimą surinkti, kiek jo surinkti, kaip čia transportuoti ir taip toliau. Mes tai pasidarom klinikui, tiesiog jeigu žmonės nenori stebėti, su asistentu atliekame tą procedūrą ir tiek. Vietoj, kur yra šešėlis, per tankius audinius nepraeina echoskopo ultragarso spinduliai, dėl to mes matom šešėlį. Dažniausiai tai būna akmenys. Čia yra inksto žievė, o per vidurį matom inksto geldelę, kurioje greičiausiai arba yra mineralizacija, arba akmenys.
tai čia yra tas momentas, kada mes jau galėtumėm imti mėginį iš tokio darinio, kad sužinotumėm, kokios jisai kilmės. Tai savininkai sutiks atlikti tą procedūrą, stabilizavus pacientą, galėsim taikyti anesteziją ir tada pabandyti paimti mėginį. Tai jos pagrindinis išskirtinumas yra, kad ji užtrunka pakankamai trumpai, nereikalinga operacija, nereikalinga atverti pilvo, mažas rizikos, mažas skausmingumas pacientui. Čia pagrindinis išskirtinumas, tuom skiriasi nuo tų procedūrų, kada mes darome, pavyzdžiui, atvirą pilvo operaciją, kaip pavyzdys, tai mes jau darome žaizdą didžiulę, paimame mėginius, to žaizdos turi gyti, galimos įvairios didesnės komplikacijos, skausmingumas, pooperacinis visas laikotarpis ir taip toliau. Tai trumpai atliekant šitą procedūrą užtrunka iki 15-20 minučių, kartais ir ilgiau, jeigu jau reikia iš kažkokių specialių vietų paimti. Žinoma, kada jau reikia imti biopsiją, reikalinga ir narkozė. Tai šitoj vietoj ar tokią procedūrą, ar tokią mes vis tiek turime atlikti su narkoze. Kad gyvūnas vis tiek, mes durėme, adatais turi nesujudėti, turime nepažeisti kraujagyslių stambių ir taip toliau. Tai narkozė didesnėm procedūrom echoskopu kontroliuojamam reikalinga. Jeigu mažos procedūros, tik tai ploną datytę durėm, skysčius paimam ar ten šlapimą, tai tokiu atveju nereikalinga narkozė.